Veiklos istorija prasidėjo 1988 metais, įkūrus pagalbinių verslų cechą buvusiame Dovainonių tarybinėme ūkyje. Uždaroji akcinė bendrovė Dovaina įsteigta 1992 metais. Tai viena didžiausių įmonių Lietuvoje, prekiaujančių autobusų, krovininių automobilių, puspriekabių bei priekabų atsarginėmis dalimis, gaminanti įvairius įrenginius maisto pramoniai, teikianti metalo apdirbimo paslaugas. Sėkminga įmonės veikla buvo įvertinta 2005 metų pabaigoje, kai Lietuvos verslo darbdavių konfederacija įmonę apdovanojo už sėkmingą eksporto plėtojimą bei gerus įmonės veiklos rezultatus. Dovaina apdovanota kaip aktyviausias Kauno prekybos ir pramonės rūmų narys 2007 metais. Duonos pjaustykles DP42M, kurias Kauno bendrovė jau gamina serijiniu būdu, metų gaminio vardu Lietuvos pramonininkų konfederacija įvertino 2009 metais. 2010 metais apdovanojimo sulaukė ir duonos tešlos įpjovimo įrenginys BTI-1. Dovaina džiaugiasi turėdama ilgalaikius santykius su klientais. Tai keleivinio automobilinio transporto įmonės, krovinių pervežimo įmonės, kepyklos, konditerijos gaminių fabrikai, laivų gamintojai, sudėtingų metalinių konstrukcijų užsakovai. Įmonės darbuotojai įsigilina į specifinius pageidavimus, atlieka patobulinimus. Tad patikimas ryšys padeda sėkmingai veikti net ekonominio sunkmečio metu. Didesnę produkcijos dalį Dovaina eksportuoja. Visų pirma, į rytų Europos šalis. Strategiškai svarbios rinkos – Baltarusija, Ukraina, Rusija. Dauguma įmonės darbuotojų yra Kaišiadorių rajono gyventojai. Dovaina sėkmingai plėtrai panaudoja ES finansinę paramą. Turinti patirtį projektuojant ir kuriant naujus įrenginius, įmonė žengs dar vieną didelį žingsnį į priekį. Planuojama atidaryti nuosavą laboratoriją. Uždaroji akcinė bendrovė Dovaina į naujus iššūkius žvelgia kaip į galimybes ir drąsiai pasitinka rytojų.